Kasmet vis arčiau žemelės linkstančiame Užvenčio dvare senos liepos dar mena rašytojos Marijos Pečkauskaitės Šatrijos raganos pėdas parko alėjose. Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Jono Smilgevičiaus brikelės dardėjimą, Julijos Žymantienės Žemaitės skarelės mirgėjimą ir Povilo Višinskio kalbeles. Užvenčio dvaro sodybos gyvenamasis namas, vadinamas Paunų namu, galėjo būti pastatytas dar 17 amžiuje paskutinėme ketvirtyje. Vėliau šeimininkų nekartą rekonstruotas, bet iki pat 20 amžiaus antrosios pusės išlaikė 17 amžiaus pabaigos tokios paskirties dvarų gyvenamiesiems namams būdinga forma ir išvaizda. Iki mūsų dienų Lietuvoje toks medinis pastatas išliko tik vienas – Užventyje. Pirmiausiai, dvaras ir jo erdvė tai ne tik 4 sienos ir stogas, bet ir šimtmečius menanti čia gyvenusių ir kūrusių, žymių istorinių asmenybių palikta šviesa. Meilė tai vietai po saulę pasaulyje, kur gyventa, darbus dirbta, mylėta. Lietuvių literatūroje Užvenčio dvaras yra laikomas namų archetipu. Apie senąjį Užvenčio dvaro rūmą, sodą, tvenkinį rašytojos Marijos Pečkauskaitės Šatrijos raganos apysakoje Sename dvare skaitome. Už miškų, už upių, tarp daubų ir kalvų stovi seno dvaro medinis rūmas. Neaukštas, bet ilgas ir platus, su dideliu prieangiu, ant baltų stiebų rymančių, pilnas meilių kampelių. Kaip rašė profesorė Viktorija Daujotytė, Užvenčio erdvėje praėjo rašytojos Marijos Pečkauskaitės Šatrijos raganos 10-metis. Pats intensyviausias žmogaus brendimo laikas tarp vaikystės ir jaunystės. Per tą 10-metį iš esmės susiformavo visa, ką Marija Pečkauskaitė Šatrijos ragana brangino savo gyvenime. Erdvė, į kurią sugrįždavo mintimis, regėjimais, išgyvenimais iš visur, kur tik ji buvo vėliau. Užventis, Užvenčio šalelė, svarbiausi Marijos namai. Marija Pečkauskaitė yra perskaičiusi Užvenčio krašto, skaičiau gamtos ir gamtos nuotaikos raštą. Perskaičiusi ir jį paskui jau žmogaus kalba tarsi parašiusi ir palikusi. Ir todėl yra suprantama, kad to krašto žmonėms, kurie nori atpažinti arba pažinti, kas yra parašyta jiems jų keliuose, jų miškuose, jų vandenyse, tikrai yra labai svarbu skaityti Šatrijos raganą. Kas šviečia iš savęs savimi, įtraukia ir kitus apšviesdamas, sako užventiškiai. Čia seno dvaro erdvėje nuolat sugrįžtama į Marijos Pečkauskaitės gyvenimą ir kūrybos apmąstymus. Didžiulį dvasinių vertybių palikimą, su kuriuo susipažinti padeda profesorės Brigita Speičytė ir Viktorija Daujotytė, literatūrologai ir kiti Šatrijos raganos kūrybos ir gyvenimo tyrinėtojai. Užvenčio šalelė. Nesivadina šis kraštas kitaip, nes ištarus Užvenčio vardą atsiliepia jis Šatrijos raganos vadintų vardu. Užvenčio šalelė, pasak profesorės Viktorijos Daujotytės, viena iš tokių Lietuvos vietų, kuri yra energetiškai stipresnė, intensyvesnė, labiau veikianti žmogaus dvasią, nes čia dar gyva gyvenusių ir kūrusių asmenybių energetika. Užvenčio malūnų savininkų, Mildos ir Alvydo Knizelių pastangomis, Užvenčio dvaro erdvė jau 10-metis pulsuoja kūrybos dvasia, o sukurti darbai stebina užventiškių bei Užvenčio šalelės svečių akis. Ir visa tai, kas vyksta Užventyje, yra neatsiejama nuo senojo medinio Užvenčio dvaro.
Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, ekonomistas, bankininkas, įvairių akcinių bendrovių steigėjas ir dalininkas, visuomenės veikėjas Jonas Smilgevičius buvo vienas iš tų nepriklausomos Lietuvos kūrėjų, kuris realiais darbais prisidėjo prie mūsų krašto nepriklausomybės ir pažangos statybos. Ekonomistas, praktikas, vienas iš didžiųjų Lietuvos pramonės ir ekonominio savarankiškumo kūrėjų. Toks yra tiksliausias Jono Smilgevičiaus apibūdinimas. Ir jis gyvas bus tol, kol mes jį atminsim, sako Užvenčio kraštotyros muziejaus muziejininkė Milda Knyzelienė. Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Jonas Smilgevičius gimė 1870 vasario 12 Šonių kaime dabartinėme Plungės rajone. Mokėsi Mintaujos ir Liepojos gimnazijose, studijavo ekonomiką Karaliaučiaus, vėliau Berlyno universitetuose. Spaudos draudimo metais Jonas Smilgevičius rašė lietuvių spaudą. Parengė publikacijų laikraščių Varpas, kitiems nelegaliems lietuvių periodiniams leidiniams. Nuo 1907 metų buvo Lietuvių mokslo draugijos narys. Baigęs ekonomiką Berlyno universitete, Jonas Smilgevičius 3 metus dirbo Peterburge. Vadovavo Nobelio prekybos įmonių filialui Varšuvoje. Apie 1912 metus grįžo į Lietuvą. Iš rašytojos Šatrijos raganos tėvų Pečkauskų nusipirkęs gerokai nugyventą Užvenčio dvarą, ekonomistas, bankininkas, politikas, signataras Jonas Smilgevičius padarė jį vienu moderniausių ūkių tuometinėje Lietuvoje. 1917 jis padėjo organizuoti Vilniaus konferenciją, buvo išrinktas į Lietuvos tarybą, pasirašė nepriklausomybės aktą. 1920 išrinktas į steigiamąjį Seimą, tapo jo finansų ir biudžeto komisijos pirmininku. Nuo tarpukario politinių partijų veiklos laikėsi atokiau ir dažniausiai gyveno Užventyje. Mirė Jonas Smilgevičius 1942 Kaune. Buvo palaidotas Užvenčio miestelio kapinių koplyčios rūsyje, perlaidotas kapinėse šalia koplyčios. Šiandieniniam Užvenčiui Jonas Smilgevičius yra vienas kertinių akmenų, į kurį galime atsiremti, statydami geresnę miestelio ateitį, didindami Užvenčio autoritetą, sakė Užvenčio kraštotyros muziejaus muziejininkė Milda Knyzelienė. Profesorius Alfonsas Eidintas sako, jog dirbdamas Lietuvos taryboje ir už tai neėmęs jokio atlygio, Jonas Smilgevičius aktyviausiai pasisakydavo tais klausimais, kuriuos geriausiai išmanė – ūkis, ekonomika, finansai. Jis buvo vienas iš tų tarybos narių, kuris tikriausiai nepraleido nei vieno posėdžio. Alfonsas Eidintas nagrinėjo to meto Lietuvos tarybos protokolus ir pateikdamas Jono Smilgevičiaus pasisakymus pabrėžė. Jonas Smilgevičius suprato, Lietuvai būtinai reikėjo vystyti ekonomiką, sumoderninti žemės ūkio techniką, išplėsti eksportą. Gaila, bet Smilgevičius buvo ne tik mažai rašantis, bet ir mažai kalbantis. Todėl protokoluose jo kalbų nėra daug. Smilgevičius daugiausia kalba tokiais ūkiniais klausimais. Ir čia iškart pažins ekonomistą. Tai buvo iš tikrųjų verslo žmogus. Kalbėdamas apie santykius su vokiečiais, yra kelios citatos. Tai tik pasirodė vokiečiai ėmė elgtis Lietuvoje kaip Rusijoje. Man paaiškinus, kad čia ne rusai gyvena, o lietuviai, atmainė vokiečiai savo žiaurumą. Reiškia, iš čia su vokiečiais Kreishauptmanu bendravo ir aiškino, kad čia vyručiai, čia dar ne jų okupuotas kraštas, bet čia yra kiti gyventojai. Ir sako, Kreishauptmanas po to atvyko pas mane ir pareiškė, kad jie vykdys Lietuvos politiką, kad vokiečiai nori turėti su Lietuva ekonominius ryšius. Žodžiu, Smilgevičius duoda suprasti, kad ekonominiai srity su vokiečiais reikia dirbti. Dabar svarsto tas organizacinis komitetas, kokio dydžio bus Lietuva. Etnografinė, bet gal reikia tą miestą, gal tą ir vienas pasiūlo Balstogę, kad būtų prijungta. Bialystokas dabar Lenkijoje. Tai Smilgevičiaus citata išlikus protokole. Mums turėtų rūpėti mūsų reikalai, o ne Balstogės. Toliau apie politinius siekius vėl jie kalba, kokie santykiai turi būti su Lenkais, nes buvo bendra valstybė, Lietuvos Lenkijos valstybė.
Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo bendra dalis. Tai čia Smilgevičius jau irgi taip žemaitiškai tiesiai pastebėjo. Su Lenkais lietuviai niekad nesugyvens. Tai išrištas klausimas. Kitame posėdžio protokole yra dar toks Smilgevičiaus papildymas. Reikia reikalauti neprigulmingos Lietuvos, bet reikalauti, kad kuo greičiausiai vokiečiai proklamuotų Lietuvą. Bet už tai reikia su jais susidėti ūkio srity. Ekonomistas kalba kaip ekonomistas. Bet reiškia nepriklausomybė pirma, o po to jau ūkiniai pažadai. Eina ten tas organizacinio komiteto posėdžiai pabaigai ir labai įdomus toks momentas. Jau baigėsi ta konferencija, Smilgevičius atsistoja ir padėkoja biurui už atliktą darbą. Reiškia mandagus žmogus, įsisaugęs. Smilgevičiaus vaidmuo yra tikrai nemažas, nes kada jis jau kalba, tai jis kalba apie reikalus. Labai aiškiai, pavasarį kalba, ten eina į aukštas politikas Smilgevičiaus pastaba, bet žmonės neturi pasėlių. Ūkininkas šneka. Jonas Smilgevičius viename iš moderniausių ūkių tuometinėje Lietuvoje, Užvenčio dvare, kūrė pienininkystės ūkį. Čia buvo užveista švicų, meistinių pieninių galvijų banda, veikia sūrinė. Tuo metu dvare buvo 29 pastatai, vykdoma 10 verslų veikla. Malūne vietoj vandens rato pastatė turbiną, kuri gamino elektros energiją dvarui ir miesteliui. Jono Smilgevičiaus pusbrolis, taip pat Jonas Smilgevičius, buvo hidrotechnikas, rūpinęsis hidroelektrinių statybą Lietuvoje. Tikriausiai jis ir sumanė įdarbinti malūną. Užvenčio dvare buvo auginamas tabakas, kurį pirko Klaipėdos ir Rusijos tabako fabrikai. Ar jūs atsimenat, kaip tą tabaką augino? Dirbomas prie tabako. Didelę daug augindavo. Dabar čia vieno pusė buvo, to paskui mus 10 hektarų, gal daugiau buvo. Dirbom, nebėr tos džiovyklos čia, kur buvo, čia prie to namą. Džiovykla ta, kur buvo, džiovindavo. Varsą siūlų tokių parvežų, stalą buvo, iš kočiuostus, kad nebūtų greit išdžiūtų ir tada su varsais, džiovins, paskiau į dėžės pakus ir išvarš. Visko, daug darba yra. Ir reikia sodinti, ir buvo šiltname tokie padaryti, sėja, augina ten, pasosodinėjai kelios kartus, kol jau užaugint, kada plentus jau gali sodinti. Darba jau buvo daug. Iš miesto daug gąja, čia ir kaimą, dungvietą, visi labai daug gaidavo, daug reikėdavo žmonių. Juk nuskinti reikia ir paskiau iš kočio tokį buvo padaryti, kočioje, varsė, džiovena, daug labai darbininkų buvo. Jonas Smilgevičius taikė pažangiausius ūkininkavimo metodus savo dvare, o išleidęs keletą knygelių švietė visus Lietuvos ūkininkus žemdirbius. Šiame miestelėje jis 30 mečius gyveno ir vykdė aktyvią ūkinę, visuomeninę kultūrinę veiklą. Bajoras, mecenatas, ūkininkas, pramonininkas, geras žmogus, kasdieninėme gyvenime vadovavęsis bajoro garbės kodeksu. Tokį jį dar atsimena užventiškiai. Jis buvo man didelis autoritetas, bet tuo pačiu buvo labai malonus žmogus. Jis tikrai buvo atsidavęs savo šeimai ir visai Lietuvai ir buvo toks labai geidus žmogus, bandė pagerinti Lietuvos ekonominį stovį. Ir buvo privatus žmogus, nepriklausė jokiai politiniai partijai, nes jis galvojo, kad jis galėjo geriau padaryti veikdamas ekonomijos srityje, negu būdamas politikas. Ir visi jo vaikai, dukteris ir žentai, visi būdavo susispietę aplink jį beveik visą laiką. Daugiausiai Užventy, Kaune ir Palangoj. Jis iš tikrųjų buvo puikus žmogus, puikus vyras. Bet jūs supraskit, kad aš tą
sakau iš tokio taško 8-9 metų, 7 metų berniuko. Tai aš galbūt nesu visai objektyvus, nes aš jį labai mylėjau. Jonas Smilgevičius buvo kitoks negu daugelis nepriklausomybės akto signatarų. Jis nerašė knygų, nebuvo nei kultūros ar mokslo veikėjas, nepriklausė jokiai partijai. Signataro pašaukimas buvo verslas ir tarpukario Lietuvoje lygių tarp ekonomistų, verslininkų ir ūkininkų Jonui Smilgevičiui buvo labai nedaug. Aš nežinau, kadans buvo toks geras žmogus, jau ateis į karvydį, ten į tuos tvartus, sakys, Skerdžiau, tu žiūrėk, kad karvės nebūtų veršiujas, kad nepertimti veršis privalgys, kad būtų. Žiūrėk jau tas karvės, jau labai žiūrėk. Ateisiu, kad patikrinti, kad parvažiuos. Nu taip, ta ponė labai gera buvo Smilgevičienė. Žiūrėk, gimtadienis mano būdavo su vaikas, jau su tai mergikėm savo. Tai žiūrėk, tai bliniukų prikepas, pritaisiu su vogom, tinkuoj pumpuota jau pavaišindavo. Tai tu nupirkusi. Labai geri buvo žmonės. Tas pons neblogs buvo, kad par žiemą, kad parvažius, susvadins nutrogiu nuveš ir pisnį dėdelį, išverti ir einamo jukdamo. Mes įsikapstam iš to snygą ir einam visas rytas. Istorikas Algirdas Grigaravičius, parengęs monografiją Jonas Smilgevičius kitoks signataras, sako, peržvelgus įvairių rankraščių fondus, te rasti 3 trumpoki laiškai, porą oficialių raštų ir virš 10 Jonui Basanavičiui siųstų laiškelių, prašant apžiūrėti pasiligojusius Vilijos fabriko darbininkus ir jų vaikus. Jono Smilgevičiaus tekstų lietuviškoje spaudoje nėra ir 10. Plius dar 3 nedidelės brošiūrėlės. Regis, tai ir yra visas rašytinis palikimas. Tad jo gyvenimo tyrimas nelengvas. Jo būta veiksmo, o ne rašto žmogaus, sako Algirdas Grigaravičius. Jonui Smilgevičiui 1942 metais Kaune mirus, palaikai su gausia palyda tautinėmis vėliavomis buvo atvežti į Užventį. Jonas Smilgevičius buvo aprengtas tautiniais drabužiais ir palaidotas Užvenčio kapinių koplyčioje. Spaudoje paskelbtame nekrologe buvo pabrėžtas Jono Smilgevičiaus nepaprastas taurumas, širdies jautrumas, kiekvieną paliečianti širdies šiluma. Amžininkai Joną Smilgevičių prisiminė kaip tylų, kuklų, rūpestingą, taurios sielos žmogų. O mes visi šiandien giedodami Lietuvos himną, iš praeities tavo sūnus, te stiprybė semia, tegul dirba tavo naudai ir žmonių gerybei. Prisiminkime, ką sako išminčiai. Neklausk tėvynės, ką ji tau davė. Klausk savęs, ką tu jai davei. Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centro aikštėje vyko Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus 454 gimimo metinių ir Lietuvos kariuomenės pėstininkų brigados Žemaitija dienos minėjimas. 2021 metais rugsėjo 21 dieną Lietuvos kariuomenės motorizuotai pėstininkų brigadai Žemaitija suteiktas Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus vardas. Šventė Kražiuose prasidėjo šventomis mišiomis Kražių švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje. Kražių parapijinės bažnyčios klebonas Donatas Kryževičius priminė, jog Jonas Karolis Chodkevičius vienas žymiausių 17 amžiaus pradžios Europos karvedžių, Žemaitijos seniūnas, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didysis etmonas, garsėjo ne tik kaip puikus karybos strategas ir taktikas, bet ir kaip gabus organizatorius bei administratorius. Pasižymėjo dideliu uolumu ir katalikišku pamaldumu. Savo giminės valdose jis fundavo jėzuitų bažnyčias ir vienuolynus,
steigė parapijines mokyklas bei jėzuitų kolegijas. Po šventų mišių kariškių eisena žygiavo į Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centro aikštę. Aikštėje žodį kariams ir miestelio gyventojams tarė pėstininkų brigados Žemaitija vadas pulkininkas Aurelijus Alasauskas, kuris sakė, jog tai pirmas kartas, kada minėdami žymaus karvedžio 17 amžiaus Europos legendos Jono Karolio Chodkevičiaus gimimo datą, tokiu gausiu būriu lankomės Kražiuose. Apsilankymas Kražiuose šioje istorinėje vietoje yra svarbus mūsų kariams dvasios ugdymo srityje. Kelmės rajono meras Ildefonsas Petkevičius pasidžiaugė gražia švente ir galimybę susipažinti su kariuomenė iš arčiau. Žodį tarė ir pėstininkų brigados Žemaitija steigimo istoriją prisiminė 1999–2004 metais motorizuotai pėstininkų brigadai Žemaitija vadovavęs atsargos pulkininkas leitenantas Česlovas Šliegaitis. Iškilmingoji renginio dalis užbaigta patrankos salvėmis. Pirmoji dedikuota Lietuvai tėvynei, antroji Lietuvos kariuomeniai, trečioji Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigadai Žemaitija. Kražiškiai ir miestelio svečiai galėjo susipažinti su pėstininkų brigados Žemaitija ginkluote ir technika. Danijos vakarinėje pakrantėje surinktas Aitvarų festivalis, kuriame šiais metais viešosios įstaigos Angelų sodai komanda į padangę iškėlė ypatingų poreikių vaikų nutapytus angelus. Čia kilo dailininko Andriaus Jaselsko ir ypatingų poreikių mergaitės Evelinos Ralytės bendrai sukurtas angelas. Kitais metais tikimės sugrįžti į nuostabų Aitvarų festivalį jau su 5 mūsų taikos angelais, sako Valdas Kančauskas. Taikos angelas susilaukė didžiulio dėmesio, bei pateko į festivalio reklaminį videofilmą. Rugpjūčio 17 dieną Šaukėnų miestelis minėjo 525 gimtadienį. Šventė prasidėjo šventomis mišiomis Šaukėnų švenčiausiosios Trejybės bažnyčioje. Mišias aukojo parapijos klebonas Eimutis Marcinkevičius, giedojo Šaukėnų krašto dainininkė, įvairių Lietuvos muzikos projektų dalyvė Živilė Gedvilaitė. Po šventų mišių miestelio gyventojai, į gimtadienį suvažiavę kraštiečiai, šventės svečiai ir dalyviai, seniūnijos bendruomenės, Vlado Putvio Putvinskio gimnazijos bendruomenė, iškilminga eisena žygiavo link pamėgtos poilsiavietės prie Ilgos upelio užtvankos. Skambant Šaukėnų miestelio himnui, Šaukėnų seniūnas Algimantas Šukys iškėlė miestelio vėliavą, taip skelbdama Šaukėnų 525 metų gimtadienio iškilmingosios dalies pradžią. Sveikindamas šaukėniškius, šventėje dalyvaujančius kraštiečius ir šventės svečius, Šaukėnų seniūnas Algimantas Šukys dėkojo už meilę gimtiniai, paramą ir rūpestį jos ateitimi. Šventės vedėjai Gintarė ir Karolis Blažiai sveikinimo žodžius tarti kvietė Kelmės rajono merą Ildefonsą Petkevičių. Bendrystė, tikėjimas ir meilė gyvenimą daro turtingesnį, prasmingesnį. Gerbkime vienas kitą, mylėkime ir saugokime savo kraštą. Linkėdamas gražių šventės akimirkų, sakė Kelmės rajono meras Ildefonsas Petkevičius. Sveikinimo žodžius tarė Kelmės rajono vicemeras Kęstutis Bilius, Seimo narė, gimusi Šaukėnų apylinkių seniūnijoje Rima Baškienė. Šventėje dalyvaujantis Šaukėnų seniūnijos partneriai iš Austrijos, Sankt Veit Anderglan rajono Vaitensfeld seniūnijos, su kuriais draugystė tęsiasi jau 15 metų ir šios draugystės iniciatorė yra buvusi Visodžio mokyklos direktorė, šiuo metu gyvenanti Austrijoje Aldona Biderman. Šventėje pasirodė Šiaulių karate klubo Katana nariai, perkusininkų grupė Ritmas kitaip. Šventės metu veikia mugė, koncertavo Tytuvėnų kultūros centro Šedbarų skyriaus kaimo kapela, vadovaujama Stasio Butkaus, ir Tauragės rajono Sartininkų kaimo kapela Kamana. Šaukėnų Vlado Putvio Putvinskio gimnazijos jaunių choras, vadovė mokytoja Vitalija Riškuvienė, Šaukėnų Vlado Putvio Putvinskio gimnazijos muzikos skyriaus solistė Elvina Milkintaitė ir Paulina Tamašauskaitė bei kiti atlikėjai. Šviesios atminties krašto tyrinėtojai Elenai Burdulieniai pasiūlius, miestelio gimtadienis, pažymint jo gyvavimo 500 metų jubiliejinę datą, pradėta švęsti 1999. Tada įkurtas ir Šaukėnų krašto muziejus. Šaukėnų kraštotyros muziejus šiais metais pažymi veiklos 25-metį. Ta proga surengta muziejaus įkūrėjos, šviesios atminties Elenos Burdulienės rankdarbių paroda, kurios atidarymą nuspalvino etnografinio ansamblio Šona.
Vadovė Diana Strauskienė, dainos. 1999 metais įsteigto muziejaus ekspozicija supažindina su miestelio istorija, Šaukėnų, Beržinų dvarais ir jų šeimininkais, bei čia gyvenusiais įžymiais žmonėmis. Greta apylinkėse rastų ir krašto žmonių dovanotų etnografinių ir buities daiktų eksponuojami tautodailės pavyzdžiai, įrengta ūkininko trobos rekonstrukcija. Šaukėnų kraštotyros muziejus kas metais vis pildosi naujais eksponatais. Muziejininkė Alma Meškienė sakė, jog šaukėniškiai radę neįprastą daiktą neišmeta, o dažniausiai neša į muziejų. Šviesios atminties kraštotyrininkė mokytoja Elena Burdulienė muziejų vadovavo nuo 1999 iki 2018 metų. Šaukėnai pirmą kartą minimi 1479 metais, ruošiantis Šaukėnų miestelio 500 metų jubiliejaus šventei ir nuspręsta įkurti muziejų. Šaukėnų seniūnas Algimantas Šukys prisiminė visus muziejaus įkūrimo darbus, patalpų tvarkymą, daiktų iš tuometinės mokytojos Elenos Burdulienės namų sunešimą, miestelio herbo kūrimą ir jo išsiuvinėjimą vėliavoje, kurį išsiuvinėjo dabartinė muziejaus vadovė Alma Meškienė. Mama seniūnui Algimantui pasakė, jog Almutė išsiuvinės ir siuvinėjau, negalėjau atsisakyti, sakė Alma Meškienė. 1999 metais gegužės 7 dieną Lietuvos prezidentas patvirtino Šaukėnų herbą. Asmeninė iniciatyva įkurtas muziejus tapo savivaldybės institucijos Kelmės krašto muziejaus padaliniu. Menininkų kūrybinės dirbtuvės bendrystėje šviesti Lietuvai Šaukėnuose – tai Kelmės kraštą reprezentuojantis tęstinis renginys. Tarptautinis projektas surengtas rugpjūčio 12-16 dienomis. Kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavo Lietuvos ir Latvijos profesionalūs menininkai. Kūrybinių dirbtuvių atidarymo metu projekto vadovė Kelmės kultūros centro Šaukėnų kultūros ir amatų skyriaus etninės kultūros specialistė Gitana Urmonienė supažindino su plenerų ištakomis Šaukėnuose ir pasidžiaugė, jog nuo 2017 metų surengtos 8-osios kūrybinės dirbtuvės, skirtos Šaukėnų miestelio 525 jubiliejui, kuriuose dalyvavo 16 dalyvių, 11 tapytojų ir 5 fotomenininkai. Šių metų tema – koks gražus mažytis mūsų kraštas – Šaukėnams 525. Kūrybinių dirbtuvių atidarymo metu dailininkus, fotografus sveikino Kelmės vicemeras Kęstutis Bilius, Kelmės kultūros centro direktorė Laima Lapinskienė. Dainomis kūrybinių dirbtuvių dalyvius sveikino Kelmės kultūros centro Šaukėnų kultūros ir amatų skyriaus kaimo kapela Meldai, vadovaujama Algirdo Raubicko. 4 dienas Šaukėnuose sklandė kūrybos dvasia, kviečianti pažvelgti į Šaukėnus ir jo žmonės širdies akimis. Rugpjūčio 16 dieną Kelmės kultūros centro Šaukėnų kultūros ir amatų skyriaus parodų salėje vyko kūrybinių dirbtuvių šventinis uždarymas ir sukurtų darbų pristatymas. Kūrybinėse dirbtuvėse kūrė menininkai, pristatydami darbus dalinosi įspūdžiais, emocijomis, patirtų bendrystės džiaugsmu, kuris sužadina mintis ir išlaisvina vaizduotę. Menas turi būti laisvas ir kelti geras emocijas, o kūrybos džiaugsmas yra pats gražiausias dalykas, sakė kūrybinėse dirbtuvėse bendrystėje šviesti Lietuvai Šaukėnuose kūrę menininkai.